Be jokio pykčio ar pasikėlimų noriu kai ką pasakyti, o paprasta, gal kam bus įdomu, gal kam ne, čia kiekvieno asmeninis reikalas, tiesiog pasidalinu tokią kaip ir informaciją, ne. Yra žmonių, streamerių, kurie skelbiasi, oi, kokie jų sunkus lobiai, kokie geri žaidėjai, daug karūnų, ir kai ateini parašai jam pažiūrės streamą, kad ten botų beveik lobiai, arba žaidžia tik tai dieną, kada, žodžiu, net nesusirinkę visi svetai, ir paskui pradeda žmogus toks juoktis iš tavo nikneimo vadinamo ar ne, slapyvardžio, čia tu botas ir visa kita panašiai, tu čia gausi pyzdulių ir visa kita, tarkim, ar ne, ir tu tiesiog parašai žmogui, kad aš netgi su savo bulviniu kompu, tai yra aš galiu tave padaryti kai nieka, tai va taip ir būna. Žmogus Unrealas, abudu esam Zero Build žaidėjai. Čia viskas ok, aš su buildais neturiu nieko prieš beveik, bet jeigu prieš Zero Build, viskas ok, ar ne? Ir pirmas mečas 10-2, ginčinu, kad 10-7, bet matosi, kad 10-2 reloadų ginklai. Ir antras mečas paėmėm Battle Royale ginklus, bet aš pasiėmiau ginklus, su kuriais aš nežaidžiu, tai yra Iron Pumpą ir Enforcerį. Su Enforceriu dar mokinuosi, kadangi jisai pabufintas, ar ne? Ir žmogus pasiėmė Twin Shotgunai, jeigu neklystu, tai vadinasi, tiesiog, kad paspamintų. Tai aš jam galiu pasakyti, jis tikriausiai žinos ir kiti žinosit, kas jei nežinosit, neklauskit, nesakysiu, kada norės, bet čia tas, kuris labai giriasi gerai žaidžiantis, bet iš tikrųjų čia vieną kitą nuima 1v1, bet prisileidžia nuo tokio boto kaip aš, sorry, Hebrantė, ir reloadus aš jam pasiūliau tuo pačiu pažaist, kad pasikeltų ranką, neina, nes jo vienintelį taktika yra kempinimas. Lyginai ir taip čia buvo. Kadangi Creativo mapas kažkodėl nerodo, kaip bunkerių nieko rodo, tik tai vandenyną ir dangų. Tai gaila, negaliu parodyti visko, nes atrodytų gan juokingai. Iš tikrųjų, kadangi kaip nėra mapo, bunkeriai yra nematomi ir tu vaikštai oru. Bet esmė yra ta, šitam žmogui reikėtų išmokti ne kempint krūmę dėl rankų ir nesakyti, oi, aš čia į top geriausius pateksiu, o šiek tiek pushint. Nes 1 prieš 1 tau nereikia kempint, kadangi mapas turi zoną, jinai traukiasi, tau reikia pushint. Kol aš jo nepušinau, tol jisai net nejudėjau realiai iš savo bunkerių. Tai prieš juokdamas iš kito žmogaus, ten sakydamas, va, tavo nikas toks anoks, nes tu čia kažkokias nesąmonės ar apie lobius reiktų pagalvoti, nes pyzdulių gavai ir labai rimtai, tai susimąstyt rekomenduočiau. Tai va, gražios dienos visiems. Nepamirškim naudoti Kreatoriaus kodo papūkai.